Sveiki. Noriu pasidalinti keletą minčių ir įžvalgų temomis, apie kurias manęs paprašė pasidalinti viena savo sūnų be galo mylinti mama. Situacija tokia, kad tos mamos sūnus yra priklausomybėje nuo svaigalų. Ir kaip visada aš jai pasakiau, nežinau, aš galiu kažkom tai padėti jūsų sūnui, nes šį skambutį turėtų daryti jis, o ne jūs. Nes aš labai gerai suprantu tėvus, kurie nori pačių geriausių dalykų savo vaikams ir jie yra pasiryžę bet kam, kad tik tais jų vaikai jaustųsi geriau, kad jie būtų šitame pasaulyje, šitai realybėje saugesni, sveikesni, laimingesni. Tai ši mama eilinį kartą skambina, eilinį kartą jinai bando rasti atsakymą, ką reikia jai padaryti, kad jos sūnus pasijustų geriau. Ir skudėje nėra nieko, ką jinai galėtų padaryti. Išskyrus tai, kad mylėti savo vaiką tokiu, koks jisai yra. Reikia suprasti, kad kiekvienas iš mūsų mes gimstame šiame pasaulyje su tam tikra užduotim, tam tikra misija. Ir kad tą misiją mes išvystume, mes turime eiti per daug visokių įvairių pamokų. Ir kartais tos pamokos būna gan drastiškos. Kartais žmonės brenda per viskiausias priklausomybės, kartais žmonės papuola į kalėjimus, kartais papuola į labai nemalonės situacijas tam, kad atliktų savo rolę. Ir ta rolė kartais gali būti sėdėjimas kalėjime ir demonstravimas kitiems žmonėms. Jeigu tu elgsi šitaip, tu papulsi ten. Ir žmonės pasižiūri ir supranta ir sako, kažkasgi turi tą rolę sužaisti, kažkasgi turi atlikti šitą vaidmenį, kad visi aplinkui susiprastų. Bet ne visi susipranta. Aš, pavyzdžiui, galiu kalbėti apie priklausomybės ir svaigalus labai daug, bet vis tiek daug žmonių laikysis į tas priklausomybės įsikabinę. Ne, mums reikia save nuodyti, mums reikia save tempti link dugno. Ir kodėl tai nesuveikia, kodėl visi mano pokalbių tai nesuveikia? Todėl, kad jie neturi tikslo suveikti. Nes kas aš toks, kad nuspręsčiau už kitus žmonės, kaip jiems reikia gyventi? Kas aš toks, kad galėčiau drįsti pasakyti, tu turi gyventi taip, o tu turi gyventi taip, o tu turi gyventi taip. Kai visą laiką aš kalbu, sek savo širdimi, klausykis savo intuicijos, savo. Buda yra pasakęs, netikėkite niekuo, netgi savo paties protu, nes baimė, siaube, išgastyje arba džiaugsme jūsų protas tą pačią situaciją regės skirtingai ir priims skirtingus teisingus sprendimus. Gyvenimas tai yra patirtis, kurią mes turime patirti. Ir kartais jinai yra sudėtinga, kartais jinai yra labai tokia iš šono žiūrint smūgdanti, bet mums reikia to dugno, nuo kurio mes galėtume atsispirti. Ir įsivaizduokite, kaip jūs tempėte lanką, tempėte. Ir reikia tempti iki maksimumo, kad ta strėlė nuskrietų toli. Ir jeigu jūs tik biškį tempsite, jinai nuskristi truputį, bet reikia, kad nuskristų toli, dėl to žmogui reikia stiprios įtampos, didelių patyrimų, didelių problemų, kad jisai pagalvotų,
okei, viskas, daugiau aš taip negaliu, aš skrendu. Būtent tas pojūtis mane nutiko, kai aš atsisakiau heroino. Heroinas yra vienas iš sunkiausių narkotikų, kokie egzistuoja žmonijos istorijoje. Ir jo atsisakyti įmanoma tik tais tada, kai vartotojas supranta, kad jis nori laisvės nuo tos nepriklausomybės. Nepriklausomybės nuo skausmo, nepriklausomybės nuo dalykų, nuo problemų, nuo traumų. Kai mes vartojame, mesgi tarytum pabėgame nuo viso to. Tarytum tai mus palieka, tarytum mes tampame ne prie ko. Tai yra labai smagu, tai yra labai džiugu, kad yra tokios medžiagos ir kartais, kai tau koja lūžusi, arba šonkauliai sulaužyti, arba ten dar kažkas, tai visos tos medžiagos padeda mums neišprotėti nuo skausmo. Savaime aišku, emocinis skausmas irgi toks pats skausmingas, bet žinote, kas liečia emocijų? Emocijos yra toks įdomus dalykas, kad mes prie jų mėgstam prisikabinti. Sakykime, tėvai yra atsakingi už vaikus iki 10-15 metų tarpo. Čia priklausoma nuo vaiko. Toks vaikas dar negali pasirūpinti nei stogo virš galvos, nei maistu, jam ten sudėtinga susigaudyti, kas jis toks yra. Bet jau ten 16-17 jau pradeda būti atsakingas. Jis jau pradeda suprasti, kas yra gerai, kas yra blogai. O kai vaikui jau yra 20, 25, 30 metų, tėvai, come on. Paleiskit savo vaikus, nustokit kaišyti jiems pagalvėlės, nustokit jiems būti patogus. Jeigu jūsų sūnus 20, 25 metų, 30 metų vartoja kažkokius tai svaiglus, sėdi jums ant sprando, tai greičiausiai visą tai vyksta dėl to, kad jūs esate per daug patogus. Jūs išsiždat savęs. Ir jūsų vaikas galvoja, kaip patogu, mano tėvamsgi patinka manim rūpintis. Žinote kaip? Ir vat šitą dalyką supratus žmonės pradeda augti. Kartais reikia to. Briedės gamtoje nuvaiko savo jauniklius, meškos nuvaiko savo jauniklius. Eikit gyventi savo gyvenimą, užteks čia jums kabėti ant to viso savo mamos tešmens. Jums reikia pradėti augti, suaugti, subręsti, prisimti atsakomybę už taip, kaip mes jaučiamės. Taip, kai nutinka traumos kažkokios, tai kai mums būna vaikystė, arba gali būti netgi, kai esame vyresni, bet mes jau žinome, kad tvarkymasis su traumomis yra mūsų atsakomybė. Čia tas pats dalykas kaip purvas ant kilimėlio, kai mes įeinam į namus. Mūsų atsakomybė tą purvą išsivalyti, išsiurbti, kad jo neliktų, kad mūsų namai taptų švarūs. Kai mažas vaikas dar nesigaudo, kas tas siurblys, kas tas purvas, kodėl jį reikia čia patraukti, juk kuo daugiau smėlio, to linksmiau žaisti. Bet čia yra vaikiškas protas. Suaugusio žmogaus protas jau pradeda skirti, kad žvyras lovoje ne pats geriausias sprendimas. Tad jam reikia pačiam pradėti išsivalyti grindis ir taip toliau, ir taip toliau. Žinote, aš negi pagalvojau šiandieną, kad būtent labai aukštas stomatologijos lygis padarė paslaugą žmonijai, dėl kurios dantis genda. Mums reikėdavo tik tais turbūt vieno skaudančio danties, vienos savaitės su skausmu iki išprotėjimo, kad suprasti, kad dantis valyti reikia labai. O dabar biški tik suskaudo, nuei pas daktarą, ten pum, be skausmo viską sutvarko. Mes ir neišmokstame rūpinti savo dantimis. Ir taip toliau visais kitais savo kūno dalykais. Skauda nugarą, mes einame pailsėti, vietoj to, kad nugarą treniruoti.
Mums sudėtinga kažkokį užduotį vykdyti. Vietoj to, kad treniruoti savo smegenis, mes bėgame kažkur. Kas padėtų mums išspręsti kažkokius tai apgaulės būdu tą visą užduotį. Lengviau, kad tik tais mūsų smegenys negautų treniruotės, kad tik mūsų smegenys negautų užduoties ir praktikos sprendžiant tą užduotį. Taigi, dar kartą, brangiai tėveliai, kurie rūpinatės savo vaikų keliu. Aš žinau, kad tai yra skausmingas procesas. Aš pats savo mamos klausiu, mama, kaip tu išgyvenai tą laiką, kai aš ten braidžiau po tą visą tamsos slėnį. Kaip? Mano sakydavo, o ką man beliko daryti? Aš melsdavausi. Aš įsivaizduodavau, kad aš rankose turiu auksinį kalaviją ir su tuo kalaviju sukapuodavau visas negatyves mintis, kurios ateidavo man į galvą. Ir aš žinau, kad viskas bus gerai. Tai yra vienintelis dalykas, aš esu be galo dėkingas savo mamai už tai, kad jinai nelindo, negaudė, visaip nebandė ten manęs lipdyti, remontuoti arba dar kažką. Tai aš perėjau per savo procesus ir esu dabar tai, kas esu. Man atrodo, aš turiu nuostabų darbą, kuriame mane vertina, aš turiu nuostabias veiklas, kurias vykdydamas aš esu laimingas ir jaučiuosi naudingas ir vertinamas irgi. Ir manau, kad visos mano patirtis tose liūdnuose dumbluose, kuriuos aš klampuojau, man buvo labai reikalingos, nes būtent jų dėka aš turiu motyvacijos daryti va tokius video, konsultuoti žmonės, organizuoti festivalį, groti, pasakoti, rašyti kiekvieną mielą dieną. Dėl to, kad aš žinau, kaip yra sunku, kai tu esi tamsoje, dumble ir tu nerandi iš jo išėjimą. Todėl reikia to viso švyturio kažkokio. Tas švyturys yra sukalibruotas tokiems kaip aš, kuriems reikia to, bet tą kelią, bridimą iš to viso dumblo turėjau padaryti aš. Ir aš tikiu, kad kiekvienas iš tų, kurie braido, praeis savo procesą, praeis savo kelią ir išlips patys. O jeigu neišlips, jie taps pavyzdžiu, kaip būna, kai žmogus nesusitvarko. Ir tai irgi okei, tokie pavyzdžiai irgi reikalingi. Brangiai tėvai, jūs nesate atsakingi už jūsų vaikų visokiausias ten traumas. Aš esu tikras, kad jūs davėte maksimaliai, kiek turėjote. Jeigu jūsų rankose buvo tik centai, jūs negalėjote duoti banknotų. Pas jūs nebuvo, jūs patys neturėjote. Todėl graužtis, kad jūs neturėjote, yra labai labai netiškai. Tai vėlgi yra labai toksai keistas pavyzdys vaikams. Esti save, graužti save. Būkite laimingi. Kai jūsų vaikai ateis, sakys jums, duokite pinigų lošimams arba svaigalams, jūs pasakykite jiems, aš tave labai labai myliu, vaikė mano. Jeigu tau reikia maisto, nakvynės, rūbų, dar kažko, aš mielų noriu pasistengsiu viskuo pasirūpinti. Dalykams, kurie tave žudo, aš neduosiu nė cento, nes tai prieštarauja mano vertybėms. Aš suprantu, kad tai yra sudėtinga pasakyti, tačiau tai yra auklėjimo dalis. Prisimti atsakomybę už save ir už savo likimą, nes kaip klojamės, taip ir miegame. Ir mes, jauni žmonės, turime to išmokti, nes o kaip kitaip? Viskas liks tik tais teoriniam lygyje, jeigu mes nepatirsime praktiškai. Ir aš žinau, kad labai sudėtinga tokiems tėvams, nes labai yra gėda prisipažinti, kad jūsų sūnus vartoja. Jums yra gėda pasakyti viešai, kad mano sūnus sėdi kalėjime, kad jis turi problemų, kad jis ten kažkur tai įsivėlė ir jūs liekate su tuo visų svoriu, su tuo slėgiu vieni. Ir
Aš žinau, kad egzistuoja palaikymo grupės tokiems tėvams. Aš žinau, kad egzistuoja tokios bendruomenės, kuriuose žmonės susirenka ir bendrauja apie tai, apie skausmą. Nes skausmas, jisai mažėja, kai jisai yra pasidalinamas. Yra tokia istorija apie Budą, kaip atėjo viena moteris su negyvu kūdikiu ant rankų pas Budą ir sako, Buda, aš lakščiau po visus įmanomus burtininkus ir šamanus ir išminčius su malda, kad atgaivintų mano mirusį vaiką. Man visi sakė, jeigu Buda tau negalės padėti, tai niekas negalės padėti, nes mes esame bejėgiai. Ir Buda pasakė, gerai, susitarkime, aš pasistengsiu padėti, bet tu turi išeiti į miestą ir parnešti man druskos iš namų, kuriuose niekados niekas nemirė. Ir moteris išbėgo į miestą, beldė į kiekvienas duris ir klausė, ar turite druskos? Žmonės sako, taip, turiu. Atsakykite, ar šiuose namuose, jūsų šeimoje yra nors kas nors miręs? Ir jinai sulaukdavo atsakymą, kad taip. Kiekvienoje šeimoje buvo mirusių, išėjusių žmonių. Ir kuo dažniau, kuo daugiau jinai beldėsi per duris, kuo daugiau namų jinai praėjo, jinai išgirdo, kad mirtis nutinka. Vakarinai grįžo pas Budą ir sako, aš noriu palaidoti savo vaiką, aš susitaikiau su tuo. Būtent tą ir noriu pasakyti, kad kai susirenka tokie tėvai, kurie eina per visus šitos liūdesius, per šitos skausmus, tą visą gėdą prieš visuomenę, tai irgi savotiška grupė, kuriai reikia pagalbos. Ir ta pagalba atsiranda tik tais tada, kai tie žmonės sueina į vieną grupę, kai pradeda dalintis, kaip jie jaučiasi, kai gali pradėti paremti viens kitą ir užtarti. Taip, būna išimčių, būna tikrai visokiausių išimčių, bet didžioji dauguma atveju, patikėkite manim, jie yra tiesiog patirties dalis. Ir nežiūrint tai, koks aš buvau visiškai nesuvaldomas paauglystėje ir automobilių stogais lakščiau ir vartoju ten visokiausių brūdą, galutiniam taške esu tuo, ko esu ir manau, aš reikalingas ir toks, koks esu. Aš nesakau, kad visiems dabar reikia pradėti lakstyti stogais, bet jeigu aš pats būčiau pažiūrėjęs į save, kokiu aš buvau, aš tikrai pasakyčiau, iš to tai tikrai nieko nebus. Kažkoks pamišęs. Ką jis čia dabar daro? Kokio velniam reikia visą tą daryti? Bet nežiūrint tai, visas tas dalykas mane atvedė į visai labai gražias vietas. Ir esu dėkingas Dievui, likimui, pranciškonams, draugams, vaišnajams, budistams ir visiems kitiems, kurie mane maitino fiziškai ir dvasiškai ir emociškai, kurie mane palaikė tuo metu, kai man labiausiai to reikėjo, bet man reikėjo pačiam susirasti tą palaikymą. Niekas man jo net neždavo ant lėkštutės. Tai yra brandos dalis. Tai va, mylėjai mano, noriu pasidalinti su jumis tuo, kad jūs neprivalote kentėti ir jaustis kalti. Taip ir mylėjai vaikeliai, kad ir į kokius vaikus jūs esate įsibridę ir norite apkaltinti savo tėvus ar mamas, kokie jie demonai. Gal laikas vis dėlto išsišluoti savo demoniją iš galvos ir nustoti kaltinti tėvus, kad jie jums nedavė to, ko patys neturėjo. Nes tai yra be galo žiaurus reikalavimas. Reikalauti žmogaus to, ko jisai neturi. Ir paskutinis dalykas yra apie viltis ir lūkesčius. Aš tikiuosi, viskas bus gerai. Nesitikėkit. Nes tikėtis ir sakyti, aš viliuosi, kad Dievas sutvarkys, tai yra tarytum reikalavimas
Dieve, padaryk taip, kaip aš noriu. Aš žinau, tu turi savo planą, bet ne. Tavo planas ne kažką. Mano yra labiau. Todėl padaryk taip, kaip aš noriu, nes aš tikiuosi. Ir jeigu nebus taip, kaip aš tikiuosi, aš labai nuliūsiu. Taip, tai yra dar vienas kančios šaltinis. Tikėjimasis, viltis. O kai yra priėmimas, ačiū tau Dieve už tą likimą, koks pas mane yra. Ačiū už tas skaudžias pamokas, kurios mane atvedė prie tos išminties, kurią aš turiu, kurioje esu. Nes būtent visų tokių sudėtingų dalykų, kaip sakant, girių kilnojamų dėka, mes raumenis užsiauginame. Gyvenimas tiesiog yra toks. Nesvarbu, kiek metų, nesvarbu, kokios technologijos kuriamos, mes vis tiek turime pereiti per praktiką. Teorijos mes turime pakankamai. Todėl gana. Reikia nustoti mokytis, pradėti būti išmintingais. Išmintingais tai reiškia matyti blaiviai pasaulį, be jokių patsackinimų, pagražinimų, pribumbasinimų, o tiesiog taip, kaip yra. Jūsų vaikai ateina per jūs, bet jie jums nepriklauso. Kaip nepriklauso ir jiems jų tėvai. Tad jie neturėtų sėdėti ant jų sprandų ir graužti jų. Tai tiek turbūt. Ir jeigu jūs patirite panašius emocinius sunkumus, barjerus, tai esate laukiami birželio mėnesį debesų pievoje, kurioje mes turėsime įvairius terapinius ratus, kuriuose žmonės pasakos apie savo visokiausias liūdnas, sunkias patirtis, kurios juos atvedė prie išminties. Ir jūs suprasite, kad tai, ką jūs norėtumėt vadinti prakeikimu, iš tikrųjų yra dovana. O kol kas praktikuokite tai, kas jums yra duota ir laikykitės. Nes tai yra jūsų kelio dalis. Tai tiek. Gražaus jums vakaro.